kodėl vėl jis, ji, žiūrima, o apie jį kalbam jis ir čia jau, kodėl jis, todėl kad tai yra pakankamai sunku jam išbūti be jūsų kaip resurso. Ir ko tas žmogus nori iš tavęs? Žmogus nori tavo energijos, žmogus nori tavo nugalėtojo būsenos, žmogus nori tavo ugnies, žmogus nori, kad tu jį kažką tai pamokytum. Ir kaip tau su juo reikia elgtis? Kaip reikia su juo elgtis? Jums reikia uždaryti šitą ciklą, niekaip, sako. Niekaip, tiesiog uždarykite tą ciklą. Ir jeigu žmogus vis grįžinėja į jūsų gyvenimą, tai jis tiesiog eis ir eis ratais, kaip jums reikia elgtis, štai šitaip. Niekaip, nedarykite nieko. Patarimas jums, mėgaukitės gyvenimu. Ir neužsiciklinkite ant žmonių, kurie kaip karuselės ateitinėja ir išeitinėja į jūsų gyvenimą. Tai yra ne tie žmonės, kurie turi jame užsilikti. Jie eina ratais ir jie eis ratais ir pas jūs, ir pas kitus, nes yra gan vaikiški, yra nepatyrę, yra neišmanantis, yra kvailiai. Uždarykite ciklą. Ir neleiskite jiems trukdyti mėgautis jums savo gyvenimu. Tai tiek. Štai taip. Kaladės dugne mes matom kardų 10. Tai tiesiog turi pasibaigti. Žmonės, kurie varsto duris pas jūs nuolat, jie tiesiog kelia skersvėjį ir maišo gyventi. Neleiskite to daryti jiems. Užbaikite tą ciklą. Neleiskite įvelti savęs į jų pačių vidinius konfliktus.